fotografijų parodos Šalabandžikas. Atėjai iki tapybos darbų parodos apie Šalabandžiką. Nu, čia turbūt būtų gana paprasta. Pats šitas kelias tai gana paprastas. Aš kai grįžau iš Indijos, ten, aišku, aš keliavau su kuprinė, tai su žmonėm, su autobusais, su traukiniais, kurie gedo, ir ten visko buvo, ir ten, nu, ir labai daug įspūdžių susikaupė. Ir grįžus, tiesiog, ar ten patiko, ar nepatiko, vis tiek norisi kažką perduoti. Ir pirma idėja buvo, kadangi aš pirmiausia važiavau su tikslu, kaip ir tirti kultūrinę, meninę pusę Indijos, nes aš manau, kad apie Indiją mes žinom labai nedaug. Ir nuvažiavęs ten supratau, kad mes žinome dar mažiau negu įsivaizduojam, kad žinom. Tai padariau 10-15 tūkstančių nuotraukų per tą kelionę. Galvoju daryti fotoaparadą. Taip, aš ten fotografavau su savo sunkia kuprinė, ten, pečius nutrynė. O paskui kažkaip pagalvojau, nuotraukos. Iš tiesų jos yra daugiau tokios dokumentinės, akademinės, ten yra ir meninių nuotraukų, bet jos neperduos tai, ką aš patyriau. Tai yra, jos perduos, ką aš daugmaž mačiau, bet neperduos paties pojūčio. Ir tada aš pagalvojau, kad būtų žymiai pačiam įdomiau ir kitiem tikiuosi, kad jeigu aš tai perduočiau būtent per tapybą. Ir paskui, aišku, reikėjo pasirinkti, susigalvoti, kurį aspektuką fokusuotis. Ir Šalabandžikos, va šitos nimfos, kažkaip natūraliai tyrė. Nes tai buvo vienas iš tokių labiausiai iš kontekstų iškrentančių ir gražiausių ir netgi kažkaip tai su pagoniškom tradicijom, lietuviškom pagoniškom tradicijom susijusių pusdeivių. Tai, va taip atėjom.